Taigi, pradedam klausimų atsakymų sesiją su manim, porų psichologu. Tema emocinė trauka poroje, kaip ji susikuria, kodėl dingsta ir įmanoma ją atkurti. Turim labai mažai laiko, tad bėgsiu truputį, jeigu liks laiko, galėsite užduoti tiesiogiai klausimus, o šiaip atsakysiu tos klausimus, kurie buvo užduoti iš anksto. Trumpai prisistatysiu, kaip susikuria šeima, pasiaiškinsim santykių kokybės skaitas, tai statistika, kam kuriama saugumo lygiai, apie kokius nekalbėsim ir atsakymai. Taigi, kas yra Mykolas? E, Man kaip žemaičiui reikėjo nutraukti 3 santuokas ir tam reikėjo beveik 30 metų, kad suprasčiau, kad ne žmonas reikia keisti, o save. Tada pasikeičiau ir sukūriau puikus santykius pagal pastiprinamą modelį. Atsirado pasitenkinimas gyvenimo, pranyko galvos skausmas. Mano išsilavinimas 3 aukštieji, dar čia visokių kitokių knygų su draugais esu parašęs. Ir švietimo veiklą, šviečiamąją veiklą darau. Ir šitas klausimų atsakymų sesija irgi taip pat skirta praplėsti norinčių žinias apie tai, kaip sukurti stiprią šeimą, darnią šeimą. Nu ir tada pasižiūrim klasikinę santykių kokybės kaitos kreivę. Pamačiau, susižavėjau, įsimylėjau, užsidegė aistra, užgesinom lovoj, buvo puikus tarp mūsų santykiai. Apsigyvenom kartu, santykiai tapo geri. Gimė vaikas, santykiai tapo prasti. Pradėjom kaltinti viens kitą, santykiai tapo toksiški. Galiausiai teko skirtis. Jeigu to nenorite, kviečiu pasinaudoti poros santykių diagnostikos konsultaciją ir nutraukti santykių blogėjimą. Taip, na ir tada nuo pat konsultacijos, ją darau vieną, jinai ilgesnė, bet jau po to santykiai pradeda gerėti, jeigu abu nusiteikia išsaugoti šeimą. O toliau pažink save, tap savo gyvenimo valdovu, 7 meilės tiltai ir jūs turite gerus santykius, tokius, kokius norite. Čia keletą santykių irimo etapų požymiai. Taip, pradžioje būna atšalimas, atitolimas, nepagarba, ignoravimas, įžeidimai, konfliktai, nekalbadieniai, neseksadieniai. Tada atsiranda nepagarba, netolerancija, negirdėjimas, ignoravimas, žeminimas, įžeidimai, kritika, nekalbadieniai, neseksadieniai, neatsakingumas, pažadų netesėjimas, piktnaudžiavimas. Perteklinės taisyklės, pavydas, kontroliavimas, melavimas, išdavystė, nepasitikėjimas, bendros veiklos nebuvimas, nepagarba buityje, egoizmas, mažai dėmesio šeimai, smurtas, skyrybos. Taip po truputį yra. Ir jeigu peržengti point of no return angliškai arba taškas, už kurio santykiai nebegrįžta, į santykių neįmanoma atkurti. Geriau dirbti su santykiais, kol jie dar yra geri. Šiek tiek statistikos. Santuokų ištuokų statistikų skaičius 2024 metais. Kaip matote, maždaug vienodas skaičius, čia buvo santuokų 21 daugiau po karantino, po to mažėja. Ir skyrybų analogiškai, matot, išlieka. Toliau, vidutinis susituokusio amžius. Vyrai 30 ir vėliau, moteris 28 ir vėliau. Kitaip sakant, santuokos mažiau populiarios, daugiau norima pagyventi susidėjus, pasitikrinti. Toliau dar yra statistika, kad 4 poros iš 10 išsiskirs po 11 santuokos metų. Po 11 santuokos metų 4 poros iš 10. Ką tai rodo? Tai rodo sisteminė problema. Tai reiškia, į santuoką eina sutuoktiniai nepasiruošę santykiams, nemoka bendrauti taikiai, spręsti konfliktus abipusio laimėjimo būdu, pasiekti abipusį seksualinį pasitenkinimą, susitarti dėl vaikų, namų, pinigų, tikslų ir kitų bendro gyvenimo taisyklių. Ir tada
sugadina santykius. Taigi čia dabar yra labai svarbu mums apie emocinę trauką kalbant, kokius mes turim smegenis, prisiminkime, ne? Tai roplių smegenis, va šitie, kuriems milijonas, milijardas metų, krokodilai paliko su šitom smegenim. Tada limbinės smegenys ir smegenų žievė. Tai va, mūsų protas, sveikata, santykiai, finansai. Mūsų protas yra va čia 1-3 mm storio neuronų tinklas užmestas ant mūsų limbinės sistemos. Ir čia yra mūsų protas. O roplių smegenys, va šitos, atsako už saugumą. Ir jeigu jos pasijaučia nesaugios arba išgyvena skausmą, jos traukiasi. Ir jeigu nėra pavojaus, tada ieško malonumą. Gerai, aš jums daviau jums ten klausimą ruošiantis, kam kuriama šeima. Žmonės iš tikrųjų nežino, kam jie kūrė šeimą. Arba žino skirtingus, turi skirtingą supratimą ir vyras, ir žmona. Tai daugiau kaip 600 porų esu apklausęs šito klausimu. Tai klasikinis atsakymas yra: Mykolai, tu ką nežinai, šeima kuriama tam, kad giminę pratęsti. Žmonės ir gyvūnai taip daro. Žmona sako: oi, Mykolai, ką tu nežinai, dviesi lengviau gyventi. Tada jiem duodu kitą klausimą. Sakau, žiūrėkit, vaikai praauginti, kartu gyvenat, a tai ko čia atėjot? Ko atėjot? Taigi, aš sakau, kad žmonės neturi esminio supratimo apie tai, kam kūrė šeimą. Ir net milimetro pastangų į tą pusę negali žengti, nes tiesiog nežino, kur žengti. Arba žengia vienas į dauginimąsi, kitas į buvimą kartu. Tačiau nei vieno, nei kito tai netenkina. Sakysiu savo variantą. Jeigu patiks, galėsit parsivesti, namo turėti. Šeima kuriama tam, kad būtų sukurta saugi erdvė. Kai grįžtat iš darbų į namus, norit rasti ten karą ar saugią erdvę. Ką norit rasti? Tikiuosi, norit rasti saugią erdvę. Taigi dėmesį, 100 metų atgal saugi erdvė buvo ekonominiai, kai Vingi, Jonis ir Katrė tuokėsi, dėrėjasi dėl kraičio ir indėlio, kad būtų kažkokia pradžia, iš kurios galėtų daugintis. Šiais laikais ekonominis saugumas nueina į 5. planą, į 1. planą ateina kas? Emocinis saugumas. Ir tada, kai pareina namo vyras ir žmona ir viens kitam sugadina emocinį saugumą, tai yra pažeidžia emocinį saugumą. Ir tada jau trauktis arba pulti. Dar noriu jums parodyti tokią simbolinę skaidrę, ką mes vertinam ir nuo ko priklauso į saugumas mūsų arba nesaugumas, ar ne? Tai va tas mūsų elgesys. Tai priklauso nuo mūsų poreikių, tikslų, žinių turimų, gebėjimų, patirties, nuo asmeninių savybių, kokias mes turime emocijas, jausmus suformuoti, vertybių sistema, nuostatus, įsitikinimą, koks yra saugumo, nesaugumo. Ir priklausomai nuo to, kokią mes tą situaciją pamatom, mūsų elgesys gali būti arba pulti, arba pasitraukti. Ir saugumo lygiai yra, aš išskiriu 3 saugumo lygius. Saugumo jausmas, tai kai mes norim jaustis santykių srity, profesiniai srity, finansų srity ir sveikatos srity. Tai va, ir tas saugumo lygiai gali būti, didelis saugumas, aš pasitikiu savim, vidutinis saugumas ir nepakankamas saugumas, aš galiu bijoti visko. Ir nuo to priklauso žmogaus tos reakcijos į susidariusią situaciją. Taigi, pažiūrėkim, kaip tai vyksta. Yra kažkokia realaus pasaulio informacija. Jis eina į mūsų šitą vertinimo sistemą, taip? Ir galimi variantai. Kai mes pajaučiam pavojų ir jaučiam, kad galim jį nugalėti, tai pasileidžia tokia strategija kovok. Kyla pyktis, smerkimas, nepasitikėjimas, kontrolė, taip toliau. Jeigu mes suvokiam, kad šita situacija yra mums pavojinga ir mes tada
bėgti. Tai atstumo palaikymas, vengimas, nenoras įsipareigoti, priklausomybės, lošimams, vaizdo žaidimams. Arba pasitraukimas darbo komandiruotėse. Galim sustingti, paralyžiuojantis išgąstis, troškimas išlikti nematomam, panikos atakos, pasyvumas, nesugebėjimas imtis veiksmų. Gali būti desperatiški veiksmai, turėti išsigelbėtojai, pririšti save prie antros pusės. Aš jį beprotiškai myliu ir jis mane, nes jisai mane turi padaryti laimingą. Tai va. Bet iš tikrųjų tai rodo, kad žmogus nėra saugus. Na ir įtik tokia strategija. Neapykanta savo, aukos vaidmens prisėmimas, asmeninių ribų neturėjimas, pataikaujantis elgesys, aplinkinių išaukštinimas, pasitarnavimas kitiems, pamirštant savo poreikius, sunku pasakyti ne. Tai va, tai kūdikiui augant iki suaugystės susiformuoja labiau kovok, labiau bėk, sustink, įtik arba prisirišk tokias strategijas, kurias jis taiko santykiuose su visais, ypatingai su antra puse. Tada apie kokius čia santykius mes nekalbėsime. Tai yra didelį nesaugumą jausmą išgyvenančių žmonės. Čia jiems reikia ypatinga parama ir, ta prasme, ir čia nebus, apie tai nekalbėsim, čia atskira tema. Narcizai arba rakudos, tokie nukrypimai ir santykiai, kurie yra, kaip iš esmės toksiški, pasmerkti arba kančioms, arba skyryboms. Ir kiti nukrypimai nuo normų. Kalbėsim apie tokius bendrus, dažniausiai pasitaikančius. Na ir dabar pereinu prie jūsų klausimų ir atsakymus. Taip, pakomentuosiu, kaip čia matosi. Taip. Klausimas, šitie visi klausimai pateikti pagal jų pateikimo seką. Pirmas klausimas, kaip atkurti emocinį trauką, saugumą, jeigu vyras nesutinka skirti laiko bendravimui? Auginame 1,5 metų dvynukes, esame savarankiškai dirbantis, ne vienas nenorime mažinti darbo krūvio, vyras nesutinka samdyti auklės. Ar leisti arba leisti vaikų darželį iki 2 metų, lopšelį, taip? Man pasiūlius skirti laiko pasikalbėti, sako, kad jei aš turiu laiko kalbėti, vadinasi, galiu prižiūrėti vaikus ir išvažiuoju dirbti. Čia vyras, taip. Ar vienintelis variantas išsaugoti šeimą, tik tiesiog laukti, kol vaikai išeis į darželį, tikėtis, kad tada vyras ras laiko bendradarbiavimui. Tai mano būtų komentaras. Aišku, čia labai mažai informacijos apie tai, čia tik tai situacija, gal truputį šiek tiek praskleista, bet aš pasakysiu pagrindinius momentus, kad jau galėtumėte suprasti. Jeigu bus dar kažkokių klausimų, tai galite iš karto klausti, arba tada gale dar. Gerai. Tai pasakysiu savo tą matymą. Dabar, kai kūdikis garsiau kalbėti, bandysiu garsiau kalbėti, jo. Tai kai kūdikis gimsta, pas jį galvoje yra 50 milijardų sinapsių. Sinapsis tai neuronų jungtis, 50 milijardų. Toliau, per ateinančius 2 metus jų sinapsių skaičius išaugs 3 kartus. Ir vaiko galvoj, 2 metų vaiko galvoj bus 150 milijardų sinapsių. Todėl mano siūlymas, jeigu aišku įmanoma, vaiką maitinti motinos pienu iki 2 metų. Kodėl? Tai motinos pienas yra geriausia statybinė medžiaga jam kūnui ir aišku, sinapsiam, protui. Toliau, siūlau šitą laiką, kai motina pradeda dirbti vaiko auginimo darbą, siūlau skirti laiką vaikui. Kodėl? Todėl, kad kūdikiui augant formuojasi pas jį empatija arba neempatija. Visi mes turim tokius taip vadinamus veidrodinius neuronus, kurių dėka, pavyzdžiui, vaikas kopijuoja mamą.
Ir jeigu vaikui kažkas suskauda, jis pradeda verkti, prieina mama, apkabino, paglosto, nuramina. Ir vaikas per šitą, per tuos veidrodinius neuronus jisai gauna signalus. Va taip mane myli, aš jaučiuosi saugus. Ir tada pas jį formuojasi empatija. Bet jeigu vaikas nemato mamos, negauna iš mamos meilės, tai jo empatija nesiformuoja. Nu, kas ten auklė ar dar kažkas, jie gali tikrai prižiūrėti, bet ar jie gali duoti tokią meilę, kaip motina duoda? Nu, abejoju. Va, o kiek yra svarbu empatija? Empatija yra vienas iš svarbiausių dalykų. Jinai lydės žmogų iki mirties, buvimas ar nebuvimas empatijos. Ir tada, jeigu žmogus neturi empatijos, jisai nesupras kitų žmonių, neatlieps, nepadės. Nu va, tai čia va, šituo atveju aš sakyčiau, kad vyras turi mažai empatijos arba kita yra problema, kad jis jau labai yra įskaudintas motinos, nu, žmonos ir nenori su ją iš vis neturėti jokių kažkokių reikalų. Nori pabėgti kuo toliau nuo žmonos į darbą. Tai va, tai čia empatija. Tai va, tai yra labai svarbu, kai moteris pagimdo, tampa motina, jinai pradeda dirbti 24 valandas per parą, 7 paras per savaitę, 730 parų, 2 metus, ne? Ir tai už tą darbą jie mažai yra mokama, ne? Jinai neišmiega, pavargsta, tampa nesaugi, jautri, dirgli. Ir paprastai poros santykiai suprastėja. Va, čia yra vaiko auginimas ne vien motinos rūpestis, čia turėtų abu prisidėti ir taip turi būti motinos laikas savaitės bėgiai sudalintas, kad jinai turėtų laiko pamiegoti. O jeigu jinai miega naktį, maitina vaikus, o šituo atveju dar 2 vaikus, tai tada, nu, neišmiega, ji neatstato savo jėgų, jos saugumo jausmas mažėja ir tada jinai kelia didesnius lūkesčius vyrui, nesusivaldo, jeigu užrėkia ar dar kažką padaro, nu ir tada vyras bėga nuo jos. Ir kas gaunasi, jinai lieka viena. Tai va, o jeigu dar šituo atveju matom, kad iš to klausimo, kad ta moteris dar dirba, nu va, tai čia jau yra blogas tarpusavio pasidalinimas sutuoktinių darbo ir pajamų. Nu, taip sakyčiau, reikėtų padirbėti. Taigi, tai siūlau vaiką į lopšelį neleisti. Aš kalbu apie vaiką, jo interesus, ne? Ir darželis tik nuo 3 metų, nes nuo gimimo iki 1 metų formuojasi nepasitikėjimas arba pasitikėjimas supančių pasaulį, nuo metų iki 3 savarankiškumas arba gėda. Ir tik tai 4 metais vaikas gali būti pasiruošęs ir patirti mažiausiai traumų, nu, atskirtas nuo motinos. Toliau, šituose santykiuose jau galim matyti, išvelgti ir nuoskaudas. Dar turim išsiaiškinti, kas yra sutuoktinių aidas. Kas yra sutuoktinių aidas? Ir kuo skiriasi nuo paprasto aido. Aidas yra tokia garso banga, kur atsimuša nuo paviršiaus ir susilpnėjusi grįžta pas mus. Pavyzdžiui, miško aidas. Galim neišgirsti, reikia labai klausytis. O sutuoktinių aidas yra tokia garso banga, kur atsimuša nuo sutuoktinį priauga ir teškia atgal, tik laikykis. O mes nenorim likti skolai. Paauginam su žaibo gražinam. Gavęs su 1 žaibu, nenori likti skolai, gražina su 2 žaibais. Ak, tu šitaip, šia tau su 3, šia su 4. Ir aidi, Stasio Povilaičio daina. Ką supratote? Kada jį būtų aiškiau, prisėlinsiu tyliai ausį pašnabždėsiu. Jeigu tau nepatinka, kaip ataidi antrą pusę, žiūrėk į veidrodį, kaip tu šauki, kad ataidi taip, kad tau skauda. Užbaikit patarlės. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Kaip pasiklosi, taip miegosi. Kaip šauksi, taip atsilieps. Nu ir gražiausia, žodis žvirblių išlekia,
briedžių, jaučių ar akmenių sugrįžta. Taigi, jeigu jums nepatinka, kaip ataidi antrą pusę, žiūrėkit, ką jūs paleidžiat. Ir jeigu jūs pradėsit žiūrėti, ką jūs paleidžiat, jūs galėsit pakeisti santykius į gerą. Nu taip. Toliau, šituo atveju prisiminkim patarlę, perkėloje arklių nekeičia. Dabar yra toks sudėtingas laikotarpis, vaikam 1,5 metų, mano siūlymas yra tartis, susitarti, ką įmanoma tą susitarti ir atsisukti va šitai moteriai veidų į save ir mažinti lūkesčius vyrui ir pradėti rūpinti savim. Tik tada jūs galėsite gyventi tokį gyvenimą, kokį norite. Kitas klausimas. Ką daryti, kad dabar naujosios santykiuose esanti trauka, pagarba viens kitam išliktų? Nu, pagrindiniai principai. Judu turit susitarti dėl to, kam kūrėte šeimą. Kam kūrėte šeimą? Kuriam galui? Nu, mes kalbėjome, ne? Saugi erdvė. Jūs taip pat galite susitarti, kad jūs kūrėte šeimą tam, kad būtų sukurtas bado žudynių laukas ir mokysimės viens kitą žudyti. Čia jūsų reikalas. Jūs turite susitarti, kam kūrėte šeimą ir tada pajungti viską tam, kad būtų pasiekti tie tikslai, kuriuos jūs norite. O tam, kad jūs taptumėte iš konkuruojančių sutuoktinių rinkinio į komandą, turite išsikelti ir susitarti dėl bendrų gyvenimo tikslų. Toliau, išspręsti visus konfliktus tarpusavį, abipusio laimėjimo būdu, dėl bendravimo, sekso, vaikų, namų, pinigų ir kitų bendro gyvenimo taisyklių. Ir tapti komandą ir padėti viens kitam gyventi, dirbti, mėgautis gyvenimu. Tik tada jūs turėsite tai, ką norite turėti. Dar vienas klausimas. Kaip poroje vienas žmogus yra empatiškas, o kitas mažiau, kaip suderinti emocinius poreikius? Nu, visų pirma, reikia priimti, kad vienas ir kitas yra skirtingi. Ir tie skirtumai turi 2 klasterius. Lytis, vyras, moteris ir unikalumas, pavyzdžiui, pedantiškumas nepriklauso nuo lyties. Ir tą reikia žinoti, pažinti ir nesitikėti, kad jis bus toks, koks aš noriu. Jis ar ji yra tokia, kokia yra. Toliau, empatija vyrų moterų kalbėjau, išimtis ar ne. Išimtis gali būti skirtingos, priklausomai nuo to. Sutuoktinio aidą mes jau išsiaiškinom ir reikėtų žiūrėti, ką šauki, kad ataidi ne tai, kas nori. Dar vienas klausimas, ar įmanoma atkurti emocinį ryšį, kai vyras turi meilužę? Nu, visų pirma, patarčiau nusistatyti priežastis, kodėl atsirado trečias asmo, pašalinti priežastis. Tai gali būti dėl, jeigu matėt 6 minučių mano tą filmuką apie vyrų ir moterų skirtumus, galit pastebėti, kad jeigu, pavyzdžiui, žmona nesijaučia emociškai saugi, gali pradėti ieškoti ausų, su kuriomis jinai pradeda dalintis emociniu nesaugumu, gauna paguodą, o paskui gali nuvažiuoti visai kitur. Tas pats galioja ir vyrui. Tai pirmą reikia nusistatyti. Pagrindinės priežastys iš mano patirties tai yra emocinis nesaugumas ir seksualinių poreikių negalėjimas patenkinti. Tada antras dalykas, ką reikia padaryti, reikia užsigydyti pažeistą širdelę ir išmokti bendrauti taip, kad po pokalbį norėtų tave apkabinti, nepabėgti nuo tavęs. Ką daryti, jeigu po 15 metų gyvenimo drauge nieko nebenori, mano, kad nesusikalbame, nėra buvę didelių ginčių ir panašiai, nes jei būdavo problema, jis visuomet nenorėdavo kalbėti ar diskutuoti. Dabar kelis mėnesius gyvenam atskirai, nes jis nieko nebenori daryti, jaučiasi kaltas, jei klausiu, ką padariau, sako, problema yra jo atšalime, bet jis nieko dėl to nenori daryti, tik skirtis. Taigi, tai sakyčiau, kad vyro širdis yra labai sužalota. Tai ta vyro širdis, visi esam skirtingi, tiek moterims, tiek vyrams tas pats. Vienos širdelės yra tokios jautresnės, ilgiau kenčia skausmą, kitos mažiau kenčia skausmą. Ir vienas gali po konflikto apsisukti ir po 2 minučių eiti gerintis, o kitas gali
2 mėnesius tylėti. Tai iš to, kas čia dabar aprašyta, tai spėčiau, kad vyro širdis yra jautri ir labai sužalota. Jam skauda. Jis nenori būti su skriaudiku, nu, šituo atveju su žmona. Kuris ilgiau tyli, tas tyli ilgiau, kuris turi jautresnę širdį. O jeigu kažkuris prisimena, prikiša, o tu tada tai padarei, tai ką reiškia? Tai dar ta širdis, tas skausmas nėra užgyjusi, nežiūrinti tai, kad skausmas buvo sukeltas 15-20 metų atgal. Tada pasakysiu jums dar vieną paslaptį. Nuoskaudos pranyksta. Pirmas variantas. Žmogus nešioja iki mirties ir po mirties pranyksta. Arba ateina pas mane, padaro pykčio nuoskaudų neutralizavimo ritualą ir užgydo širdelę. Ir tada jau galima kalbėti, bendrauti su skriaudiku. Va. Tada reikėtų dar šituo atveju išsiaiškinti, kodėl vyras atšalo. Gal žmonos aukštas pedantiškumas, perfekcionizmas, noras būti teisėjai, kontrolė, priekaištai, kaltinimai, žemė, emocinės iškrovos. Taip, galėjo pažadinti vyro nesaugumą ir jis pasitraukė. Nu, vat jau įspėjo, kad iš 10 minučių dabar 9 baigsis mūsų sesija. Tai kaip pasistengsiu pabaigti, gerai? Siūlau ateiti abiems į poros santykių diagnostikos konsultaciją. Nėra taip, kaip dabar vyras galvoja, kad jis yra angelas, o žmona velnias. Ir tada po to konsultacijos sumažės noras. Ir galim užsigydžius vyro širdelį, galim pradėti gyventi kartu. Bet jeigu nieko nedaryti, tai tiesiog viskas išsiskirs. Toliau, pasakysiu paslaptį. Santykiai yra pampersai. Biškai ten prisisioji, susigerai ir dar čia gali pašokti. Bet jeigu privarai kaip reikalas, o ir pridedi, tai visai nesinori su tokiais pampersai šokti. Pukš nusimeti privarytus, užsidedi sausus. Ir kažkurį laiką čia gali pašokti. Bet mes suprantam, kad problema ne pampersuose, o šlapimo nelaikyme. Kitaip sakant, pampersų pakeitimas, šlapimo sulaikymo problemos nesprendžia. Jeigu perkelti santykius, antrų pusių pakeitimas problemų, kurias mes turim, nesprendžia. Todėl reikia ne antras pusės keisti, o save. Kodėl dingsta emocinė trauka? Aš esu priklausoma nuo vyro. Jis aria darbe, būna šeimoje, paskui geria. Mano jausmai nei kiek nerūpi. Ar tai jau 15 metų trukusios santuokos pabaiga? Ar manoma kažką ištaisyti? Kaip jau minėjau, emocinė trauka sukuria ir sunaikina patys sutuoktiniai. Per aukštus lūkesčius, nuoskaudas, keršymus, nekalbanius, neseksadinis. Jeigu vyras pabėgo iš šeimos į darbą, o gal nuo santykių į darbą, tai gali būti, kad vyras nesijaučia saugus bendraudamas su ta žmona. Va. Tai čia reikėtų vėl žiūrėti. Iš to, kad vyras bėga į darbą, tada bėga į alkoholį, sakyčiau, kad jo širdelė jautresnė ir jis turėtų padirbėti su savim, kad galėtų atsispirti nesaugumo jausmui. Kur yra meilė? Labai geras klausimas. Kas yra meilė? Aš jums pasakysiu paprastą pavadinimą, apibūdinimą ir jūs galėsit jį panaudoti. Meilė yra svajonės būti kartu. Meilė yra svajonės būti kartu. Jeigu Angelė svajoja būti kartu su Mykolu, reiškia jinai myli Mykolą. Jeigu Angelė svajoja būti kartu su Adomu, reiškia jinai myli Adomą. Adomas turi daryti viską, kad Angelė svajotų būti su juo, o ne su kitu vyru. Tas pats liečia ir moterį, žmoną. Ir jūs turite elgtis taip, kad su jumis svajotų būti, o nenorėtų nuo jūsų pabėgti. Kaip vaikinui paaiškinti emocinio ryšio svarbą, saugi yra palanki aplinka susikuriat, tada užduoti klausimą, kaip tu jauti emocinį ryšį ir aš tau duodu ar neduodu. Tada galima pasakyti savo versiją. Pavyzdžiui, man emocinis ryšys reiškia ta. Tai tada ieškoti būdų, kaip galite realizuoti vienas ir kitą emocinį ryšį. Turit kalbėtis. Ar gali pasijusti emocinė trauka pirmą kartą sutikus su žmogum? Taip gali ir būna, mus paveikia šypsena, akių žvilgsnis, kūno kvapas. Jeigu anksčiau bendraujant su artimais kitais žmonėmis pas mus susiformavo teigiamas asociacijos į kažkurius požymius,
tai juos pamačius gali kilti iliuzija ar viltis, kad šis naujas žmogus bus toks pat palaikantis, suprantantis. Ar įmanoma susigrąžinti emocinį ryšį po neištikimybės, tai mes įsiaiškinom, kam kuriama šeima, koks požymis skiria porą nuo kitų šeimų, ogi tas, kad susitarė seksą daryti tarpusavį, ne su kaiminėmis ir su bendradarbėmis, ir jeigu tas jau yra, tada reikia užgydyti pažeistą širdelę ar nesaugumą jausmą ir panaikinti priežastis, kurios atvedė prie neištikimybės. Kaip atleisti vyrui su praeitim, jei norim, kad tu išsaugočiame. Ir iš manęs pusės yra pyktis. Visų pirma, reikia identifikuoti, panaikinti priežastis atvedusius prie neištikimybės, jeigu čia taip yra, užgydyti širdelę, sukurti saugią erdvę. Taip, ar yra dar kažkokių klausimų? Čia liko gal 1-2 minutės. Tai nėra klausimų. Nėra klausimų. Oi, dar rašo, dar 4 minutės turim. Dar vieną klausimą galima atsakyti. Arba mano būtų siūlymas, aha, čia kažkoks klausimas. Garsiau kalbėti. Nu, jau bandžiau garsiau kalbėti. Gerai. Jeigu klausimų nėra, tai aš prašau iš eilės, kad jūs parašytumėt arba pasakytumėt garsiai, ką išmokot, ką supratot, kas įstrigo per šitą mano pristatymą ir klausimų atsakymą. Prašysiu, kad pradėtų Kristina, tada Simonas, tada Asta. Ar gali Kristina ką nors parašyti ar pasakyti? Negali. Gal Simonas gali pasakyti, ką nors, kokią mintį idėją? Negali. Gal Asta gali? Negali. Donata, jūs galit? Ema, Laimutė, Modestas, Vitas. Gal čia nieko nebuvo? Gal čia vienas kalbėjau? Gerai, klausimai. Taip. Išmokau, kad jei kažkur nori gauti iš artimųjų žmogus, turi elgtis duoti tai, ko pati norėtum gauti. Nu, puikus, taip, ačiū. Nuoskaudas galime išgydyti. Taip, pasakysiu jums paslaptį. Vat ką mokina religija, suprask ir atleisk, nu, menkai veikia. Aš esu sukūręs nuoskaudų neutralizavimo ritualą, kuris padeda naikinti nuoskaudas iš kūno, nes jame susikaupia iš emocijų ir prote. Ir tada po tokio širdies gydymo žmogus pradeda kitaip vertinti praeities įvykį ir kitaip jaustis. Jo pasitikėjimas savim padidėja ir požiūris į ateitį padidėja. Jau liko 1 minutė, tai trumpai pasakysiu vieną istoriją. Viena klientė 20 metų nekalbėjo su tėvu, nes jai būnant 16 metų tėvas ją prievartavo, o motina dar apkaltino. Tu sugundai tėvą. Įsivaizduoji, kaip turėjo jinai išgyventi, išmetus iš savęs moteriškumą ir visa kita. Ir po širdelės gydymo, nuo šito neutralizavimo, jinai manęs klausė, Mykolai, o kaip man dabar pradėti kalbėti su tėvu? 20 metų tylos, nei labas, nei viso gero, nei. Nu, tai patariau, kaip jai kalbėti. Tai šitas pavyzdys rodo, kad
nuoskaudas galim užgydyti. Ir visų klientų, kurie dirbo su šito nuoskaudų neutralizavimo ritualu, taip ir užsigydė savo širdeles. Na ką, dar. Aš per visus 3 mėnesius iš pykčio daug sportuoju, bet tas pyktis niekur nedingsta. Nu, tai vad sakiau, tai turi būti, nu, čia aš turiu tokį ritualą sukūręs, jums atsiųsiu nuorodą, nu, laiške po šito. Gerai? O šiandien tiek, iki sekančių pasimatymų. Gerai?